Sveiki, tai paklausiau kelių draugų, kokį dar video galima daryti, sako, daryk kažką su žiema, nes snigt pradėjo. Tai galvoju, ar daryt kažką snaigė, ar daryt labiau, gal kam nors įdomiau bus pakalbėti apie madas žiemos. Nu tai, darysiu viską iš eilės. Tai pirmiausia pradėsim nuo mados. Mada yra sezonais. Yra pirmas sezonas, ten pavasarį daroma rudens žiemos, o rudenį daroma pavasario vasaros. Tai šitos mados išėjo 16 metų pavasarį. Tai čia jos yra bendrai rudens žiemos. Tai dabar kaip tik, bet galėjau ir anksčiau, bet ką padarysiu. Tai va, pradedam makiažą nuo bazės grunto, ten, kaip ten jie vadinasi, primeriai, lietuviškai, nežinau, man labai įdomi tie vertimai būna. Naudoju MAC Prep and Prime kaip primeriai. Toliau, oda šiam sezone vis dar yra ta skaisti, graži, sveika oda. Biškį gal blizgučių čia ar kažką tokio, bet taip tai skaisti, švari, graži, natūrali ir taip toliau. Concealeriui naudoju Dermacolor Camouflage Makeup Crayolan, tokį. Man jis labai patinka, labai brangus, bet ką jau padarysi. Imu su pagaliuku ir dedu ant paletės ir nuo paletės imsiu su teptuku. Plius minus viską užmaskavom, dabar kaip foundationą naudosiu MAC Studio Face and Body. Kad ir kokia madoje oda yra skaisti ir graži ir blizganti, mes vis tiek nenorim atrodyti, lyg mes ką tik išėjome iš sporto klubo. Tai papudruojam specifinėse vietose, dažniausiai per vidurį centrą visą tą zoną. Naudoju Dermacolor Fixing Powder. Tokia. Taip, toliau truputėlį pakontūruosim. Kadangi aš tokia šviesi, man kontūrai tokie labiau pilki tonai. Antiek šviesi, kad man kamera pastoviai nefokusuoja ant veido, nes galvoja, kad ten balta siena. Tai kontūrui dažniausiai naudoju kažkokią lengvą rudą spalvą ar truputį pilkos. Tai šiandien tikriausiai naudosiu va šitą. Ir kur noriu pagilinti, naudosiu pilką. Šita yra iš MAC, pavadinimo tikrai neprisimenu, atlupti reikėtų. O štai yra iš Shiro Cosmetics. Shiro Cosmetics. Kaip matot, šita spalva manęs yra labiau skaistalai negu koks nors kontūras. Nosį galima kontūruoti, bet aš asmeniškai nelabai mėgstu. Nu, tau dėl įdomumo truputėlį, bet jau su labai silpna pudralio. Taip, mes blyksnį panaudosim, nors jo tikrai pagal kamerą nereikia. Šitokia va spalva. Jinai tokia lengvesnė, iš lengvesnių mano blyksnių, nes dabar visi kuo intensyvis daro. Lengvai, biški čia. Antakiai daryti kuo natūralesni, bet vis dar tie dideli pašiaušti, kaip mes žinom šiais metais buvo labai madinga. Tai ką mes galim padaryti dėl antakių? Tai tiesiog praškuoti viršų ir truputį užpildyti. Šešėlių ir panašiai. Tai yra kelios pagrindinės mados, maždaug jokių šešėlių, variniai šešėliai,
Kas toliau? Ir labai daug spalvotų šešėlių. Ten šviesiai mėlyna, ten tamsiai oranžiniai, va tokios nesąmonės. Tai su spalvotais mes žaisim kitą video, šitą video mes darysim paprastesnį. Pirmiausia, naudoju Urban Decay Eyeshadow Primer Potion Original. Toliau kaip antrą bazę naudoju Maybelline Color Stay Cream de Nude. Tokį va. Toliau, pagal madą mes galim palikti arba šitaip, arba truputį pakontūruot voką ir įdėti truputį vario. Tai man atrodo, mes padarysim lengvą akies kontūrą. Ir tada pažaisim truputį su lineriais ir ta varinė spalva. Šešėlius naudosiu kelis iš The Power of Makeup by Nikki Tutorials paletės. Kol kas per visą voką eisiu su Ivy ir tada kontūruosiu su Painkiller. Dabar kol kas sustosiu ir užsidėsiu ant lūpų Elizabeth Arden 8 Hour Cream. Tai sudrakins man lūpas ir padarys jas daug gražesnės ir patogiau bus su jom dirbti tiesiog. Grįžtant prie akių, dabar mes galim dėti varinį šešėlį, galim palikti šešėlius tokius, arba ten vėliau dėti spalvas, kaip norit. Bet pirmą, ką aš padarysiu, tai su juodu pieštuku praeisiu tarp savo blakstienų, kadangi mano blakstienus yra visiškai baltos. Bet ką aš darysiu, ten tušą dėsiu, linerį darysiu, tai matysis tarpai tarp blakstienų, tai mes juos norim iš tušų. Taip, naudosiu Urban Decay pieštuką 24/7, kad ir kaip jisai vadintųsi. Ir matot, kaip tarp blakstienų. Šitas Urban Decay pieštukas man patinka, nes jisai labai kreminis ir gerai tepasi, bet taip tai nepatinka tuo, kad jisai ilgai džiūna. Iš pigesnių, kurie labai greitai laikosi gerai ir ilgai laikosi ir greitai išdžiūna, tai Manhattan pieštukai. Exact kažkaip vadinasi, nežinau, nes mano visi jau ant tiek nudrožti, kad siaubas. Prisiperku saujam. Taip, dabar matot iš karto, kad turiu blakstienas. Valio. Toliau dėl vario spalvos. Kadangi dabar su lineriais, Taip, su lineriais tai arba labai grafiški, individualūs, darai kaip nori ir darai daug, arba tiesiog juodą pieštuką labai išsmaukini, taip sakant, išsmaukai. Galvokit 90-ųjų grunge'as maždaug su tuo juodu pieštuku. Manau, šiandien mes bandysim kažką padaryti su visom šitom idėjom viename. Vario spalvą radau savo Eyes on the 80s BH paletėje. Va čia va tokia va. Naudosim ir aš ją su Urban Decay teptuku iš Alisos paletės paimsiu tokiu galiuku. Ir su tuo pačiu teptuku, kur anksčiau naudojom. Galiu pasakyti, kad aukštoj madoj jau būtų čia viskas, realiai. Man gal blakstienus kokias uždėtų, bet ir tai dar klausimas. Nes aukštoj madoj reikia visą laiką prisiminti tokį dalyką, kad jos turi kokias 5 minutės padarytą makiažą, tai daro kokį minimaliausią, kokį tik įmanomą, tik tais greitai. Nes ten šiai būna siaubas. Ok, darysim kažką, nežinau. Visur pabrėžtas yra individualumas, tai realiai daryk, ką nori. Arba kas išeina. Bandom, kas išeina.
Ok, lygtais lygiai. Kažką padarėm. Valio. Nu, išėjo kažkas tokio. Taip, toliau madoj dar turim blizgučių. Daug blizgučių nereikia, užteks biškį. Tikrai ne visas veidas blizgučių, kaip daug kas mėgsta daryti. Po blizgučių eisim prie blakstynų, jeigu galvojat, kad vis dar viskas čia keistai atrodo. Lipdyt blizgučius, kadangi aš nenoriu, kad jie man visą dieną čia būtų prilipinti, imsiu tą patį Elizabeth Arden 8-hour kremą. Truputėlį tik tais. Ir, manau, lipdysiu vidiniam kampe, nes jau tokia mano tiesiog spalva blizgučių. Pirmiausia, užtepu to kremo. Ir tada visą teptuką dedu į blizgučius. O mano blizgučiai yra Too Faced iš Nikkie Tutorials kolekcijos. Vadinasi Glitterally. Ir toliau blakstienos. Dažniausiai arba natūralios, arba padaryti vorai, arba užlipdytos masyvios ir paliktos akys tada paprastos, bet nieko. Tiesiog blakstienos. Daugiau jokių šešėlių nieko. Tai kadangi mes darom labiau tokį dalyką, kurį labiau nešiosi išėjus į lauką, tai imsim paprastą tušą. Pas mane yra Benefit The Real. Ai, ir galima riest blakstienas, bet aš šiaip nelabai mėgstu, tai. Noru. Aišku, čia labai gerai atrodytų ir didelės blakstienas, bet mes jų neturim, taigi, jo. Akys kaip ir baigtos. Manau. Lūpų pasirinkimas pas mus yra didelis. Nu, ne tik pas mus, bet ir šių metų madoj. Tai šiaip tamsios, neutralios arba jau tenais ką kitą prigalvoja, dėsiu į kitą video, nes ten jau nesąmonės. Gerai, tai dėl tamsių tai yra tamsios rudos, natūralios rudos, arba juodos, tamsiai violetinės, raudonos irgi į madą visai, kaip visada žiemą. Tai kaip man, tai nežinau dabar. Imt rudas, ar imt violetinės, ar imt juodą. Bandom juodą ir violetinę, nes aš taip noriu. Man prie sielos taip tinka. Fokusuok. Taip. Ok, pirmą ką darysim, tai paimsim dvi spalvas. Aš imsiu tokią tamsią ir juodą, nes kodėl ne. Pradėsim nuo juodos tikriausiai, nes su jo yra sudėtingiausia. Mano spalvos yra juoda iš Stargazer, o tamsi violetinėje iš Gemma Kid, vadinasi Kleopatra. Dar vienas dalykas, apvedžiojant lūpas, matosi virš lūpos tokia biški balta linija. Tai jau virš tos linijos geriausia neapvedžiot lūpų, nes tada labai matosi. Lygiausios lūpos pasaulyje. Ok, čia buvo užsiknisimas. Pridariau nesąmonių, užsiknisau žiauriai. Ką jau padarysiu? Jau šitą tai eisiu tiesiai. Na, daugiau mažiau. Rudens žiemos mados. Dabar, kai šitas ryškų ir šitas ryškų, tai gal labai norisi paryškinti kontūrą, bet gal ir palikti. Nu, bet pagal madas, toks dabar yra makiažas. Daugiau mažiau. Nu, bent jau vienas iš dviejų. Kitą parodysim rytoj, nes čia labai daug laiko užėmė, beveik valandą. 3 minutės iki valandos su visom mano nesąmonėm. Tai kaip ir užbaigiam šiandienos video čia. Rytojaus video bus, rytoj. Kada daugiau. Pasistengsim bent jau. Tai jo.
bluperiai. Stovėk ir nejudėk. Gerai, nieks nekrenta. Pas mane labai daug veidrodžių ir ekranas, tai jeigu kažkur kreivai, kažkur ten žiūrau, tai tikriausiai žiūrau į veidrodį. Tai reikia pastoviai drožti. Įsidūriau į akį. Oi, nereikia. Kai bus pilna bluperių čia, aš tiek nusigaravau šiandien. Siaubas. Viso gero.